Turime ant stalo tokius pultelius. Vienas iš jų yra Nice Flores kintamų kodų pultelis. Kitas yra universalus pultelis. Pavadinimas to pultelio Vilnius, bet jis iš AGV firmos. Tai dabar parodysim, kaip 1, 2, 3 nukopijuoti tą pultelį. Tai spaudžiam 1, 2, 3. Spaudžiam mygtuką. Kaip matom, greitai sumirksėjo, reiškia priėmė. Kadangi mes matom, šitas pultelis įrašytas automatika, čia yra originalus imtuvas, tai turime tada atvažiuoti prie tos automatikos, kur įrašytas tas pultelis, stovėti labai šalia, 1, 2 m nuo tos automatikos, vartai arba automatika turi būti uždarytam padėtyje, tai spaudžiam mygtuką, ant kurio įrašėm. Matom, kad lėdas pradėjo šviesti pastoviai ir neatleidžiam iki tol, kol jis pradėjo mirksėti. Tai tuo metu, kaip mirsi tas pultelis arba lėdas, jis atiduoda visą informaciją nuimtą nuo originalo į vartų automatikos imtuvą. Po to, kaip jis jau nebemirksi, tai yra užbaigė savo darbą, reikia palaukti 15 sekundžių. Po 15 sekundžių mes patikrinsim, ar tikrai pultelis įsirašė į automatiką. Tikriausiai jau praėjo, tikrinam. Tikrai pultelis įsirašė. Puikiai.